rytas. Turim antrą dieną. Tai va, išmiegojom, yra gal kokie 6 ryto. Naktį pylė. Pylė nuo kokių, ką žinau, nuo 12 iki kokių 3. Tai buvau naktį apie 2 prabudęs, tai taip pylė, čia buvo, oi, šlapia. Bet nieko, palapinės atlaikė. Kolegos palapinė va šitaip paturbinta. Tai vat labai neblogai suveikė tas va tarpas, nes kur nebuvo šito dalyko, tai pralijo jam. O čia va šitas daiktas išgelbėjo. Mano palapinkė, viskas okei. Išmiegojau. Reikia pradėti naują dieną. Kavytės, košytės, verdavo vandenėlis. Pasidarom košytės ir į kelią. Labas rytas, suraitytas. Išjudėjom iš savo stovyklavietės. Yra 8 valandos. Ir bandysim šiandien kažkur nuplaukti. Kur, nežinau. Kiek, nežinau. Kaip srovė neš, kaip ežerai leis, kaip oras leis, va tiek ir nuplauksim. Šiandien prognozė rodo debesuota visą dieną, tik į vakarą. Pradės oras gerėt, saulutės turėtų būti. Tai dabar palapinės visokie tarpai šlapi, tai viskas džiūsta, viskas ant palapinės priekių. Labai gerai tos gumos yra, nes šlapius daiktus yra kur pasidėti. Tai jie pradžiūsta, nes išlapina kitų tavo daiktų. Srovė mažėja. Panašu, kad įplauksim į ežeriuką vėl kažkokį. Jo, geras. Įplauksim į ežerą numeris gal 3 arba 4 jau. Nebeprisimenu. Žiūrėkit, kokios fainos vietos įplaukimas į ežerus. Dar nepaminėjau, šiandien yra birželio 23, Joninės. Tai turėsim trumpiausią naktį. Opa, gera žuvytė, ką tik šoko. Nu, va, turim dar vieną ežeriuką. Pavadinimą vėl, kaip visada, parašysiu. Vat, su ežerais yra toks dalykas, kad tu plauki ir iš tikrųjų neaišku, kur išplaukimas yra. Turi žiūrėti žemėlapį, nes kur dabar, pavyzdžiui, iš jo išplauk neaišku, kur įplaukti kitą srovę. Arba turi žinoti, arba jau pagal žemėlapį navigaciją plius minus į kurią pusę kabliuot, kad išplaukti iš jo. Ten, davai ten. Nu jo, šiaip tai panašu, ten tarp medžio nebus. Pliurškia toksai lietutis, bet nedidelis. Klausykit, chebrytė, aš antro metimo turim lenteką. Gerą žvakę išvarė. Antras metimas. Super. Super, nemirsim iš bado. Žiūrėkit, kaip gražiai jinai, o lala. Iha! Turim antrą žuvelioką. Tai kaip tik kamera GoPro nudvieso, einu savo. Bet čia jau šitas tai nelegalas, tai šitą jau teks paleisti. Na va, problemėlė tokia, kad užpildžiau GoPro kameros kortelę
SD ir neturiu kitos kortelės, jinai užsipildo labai greitai. Nu čia prašau, jau su šito, tai bandysiu tokiais trumpesniais epizodais pafilmuoti, kad šią dieną dar kažkaip ištempto, paskui reikės telefoną filmuoti. Tas ežeriukas, pavadinimą parašysiu. Tai šiandieną būtų gerai plaukti Žeimenio ežerą ir kažkaip pasiekti Žeimenos upę. Nes čia yra nacionalinis parkas, tai čia su miegojimu yra irgi problema, tai negalima labai stovyklauti, kiek aš žinau. Viskas kol kas iki, plaukiam. Šiandien daug plaukimo nusimato. Hebra visiškai nebijo. Savo priplaukė ir tie antys irgi nebaigščių. Šitiek žmonių yra matę jie, kad jiems visiškai vienodintų žmonių. Tai va, GoProškė mano pridvieso. Baigęs SD kortelę, tai reikės pusiau telefonų filmuoti, pusiau GoPro. Pažiūrėsiu, kažką prasitrins. Andris atkemša duoną. Na. Super. Lekam. Taip, kur čia mums? Oras toks. Cepelinai jėga, man nuo jų neskauda galva. Tenai jau čia, nereikia mums. Jo, kažkur tenais, nes ten yra įlanka, yra sala, tai va kažkur reikės, nu, tuoj pažiūrėsiu navigaciją. Tas namukas tenai matęs valyti. Va tenais turbūt reikės varyti. Lekam. Truputį poilsio vietos radom vėjas, dabar priešinis, tai yra, kai paplaukinė, tai truputį pailsiausim, užkasim. Praplaukiam ežerą Lusiai, dabar esam, kaip sakiau? Šakarva. Šakarvai. Ar šakarva? Šakarva. Tai iki Žeimenys ežero lieka nebedaug. Ir šiandien panašu, kad įplauksim į Žeimeną. Čia va, pavyzdžiui, visur va tokia sodyba, čia su miegojimu tai yra reikalų. Visur no camping, nebent už pinigėlis. Kemšam duoną ir lekam toliau. Galim pasakyti viso geriausio ežerui Šakarvai ar Šmorotko Šakarvai. Ir čia yra jau įplaukimas į Žeimenys. Tai čia bus paskutinis ežeras šitoj kelioniai. Ir tada jau įlysim, Žeimenių, ką žinau, gal dar kokią valandikė 2 turbūt. Ir įlysime į Žeimeną. Oras geras, gerėja. Šiaip toksai palinojo, palašnojo, nuprausė, atgaivino tas lietutis, toks labiau nelyja, bet pliurškė toksai. Tai viskas, paliekam ežerynus, bet čia po tos ežerynus buvo ką veikti, reikėjo navigacijos, biškelį pasižiūrėti plius minus kur plauk, nes įlankų, įlankėlių, praplaukimai, bet įspūdinga vieta, įdomi. Reikia išbandyti, kas mėgsta baidarės, tai parašau, maršrutėlis labai geras. Labai fainai yra sužymėta, daug iš tikrųjų sužymėta, tas maršrutas tikrai toks. Daug kas plaukia čia, tai pasiklys praktiškai neįmanoma. Vis tiek išplauksi kažkur. Super kelionė, super. Iš tikrųjų antra diena pasakiška. Oras turėtų pradėti gerėti vakarą. Tai šlapios visi. Viskas šlapia čia pas mus. Aplyjo, dar sulyjo, tai reikės įsidžiovinti. Turim lydeką. Tai kepsim šiandien lydeką. Lydeka buvo 54 cm. Pavyzdžiui, vaizdeliai tai pasakiški. Plauki ir negali atsigrožėti. Ho, 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 ponas Žeimenyje, ne? Tas gražius šaknis.
Andrius žandai sulipo jau. Žiūrėkis, kokiuose džumbrinose tenka pasišlapint. Nes aplinkui visur sodybos, ten įeit nelabai išeina, tai prie krantų prieimų nėra. Tai va tenka per tokius ropštis, kad į tualetą nueit. Netoli jau liko iki Žeimenos upės. Praktiškai jau perplaukėm visą Žeimenį. Vėjas priešinis, tai yra ką pakabliuot, tenka pavargt. Bet sakau, vaizdeliai tokie. Ten kažkokios sodybos. Kaimukas čia. Čia irgi labai faina vieta, labai papartynas. Prapylėm posakį biškelį. Tai teko apsisukt, įgrįžt. Čia yra Žeimenys. O čia yra jau viskas įplaukimas į Žeimenos upę. Čia prasideda Žeimena. Įplaukimas į Žeimenos upę. Žeimena. Bet jeigu jinai bus tokia be srovės, tai žinau, gedai nežinau. Bus gerai. Ne, tai pažiūrėk, prasidėjo srovėjai. Turi būti srovė ir mes dar turim ir kloti. Tai va, planas tokį susidarėm planą, kad įskrodžiam bledeką, susimarinuojam ir tada valgom kokį nors kareivišką davinį ant greito ir vakare kursim laužą, kepsim žuvytę. Super. Atėjo ponas Žeimenį. Labas, panelė Žeimena. Šiandien mūsų vakarienė. Tai nusprendėm bledeką išsidarinėti ir įsimarinuoti ir vakare ant laužiuko turim keptuvę. Ir prasikepsim. Prieskonių turim. Prieskoniukai, o dailės, ojojoj. Gausi suolą plaut. Sustojom čia prie Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras. Labai neblogą vietelę. Čia va įsidarėm žuvį. Iš to maišo dabar ir kapot reikia, ne? Vandenį įsipylė. Nedūmų. Troškinta vištiena su ryžių koše. Tas pasibaigusio galiojimo jau. Troškinta jautiena. Nieko nesimato, klausyk. Ką noriu, tą pasakau. Nusitrynė vis. Čia tiek nusitrynė. Nieko nesimato. Jautiena. Bet tas šitas, pavyzdžiui, šitas geras. Ta jautiena. Skaniau negu tas su ryžiais. Eiktų, bet super, va, saulikė išlys. Tai bus žiauriai gerai. Oras gerėja, saulelė jau lenda per debesėlį, jau gerai. Saulės panelką įsitraukiau, tokį nusipirkau powerbankas kartu sulipdyta su panelėm. Tai nereikia jokių laidų, nieko įsimetei, nežinau kaip jis veiks, pažiūrėsim.
gal prikraus kažką. Apie upę. Upė faina. Daug žuvies. Tikrai nemažai visokių, kokių tik šapalų nemažų, jau tokių, jau valgamų matėm. O, žiūrėkit. O, baba. Draugelis. Sveikas, draugelį. Tiltas, tai iš tikrųjų įdomi upė. Nemažai srovės. Sakau, žuvų daug, žolių daug. Srovės nemažai, tai fainai. Geras. Svarbiausia, kad oras taisas, tai jau truputį šilčiau, nes visą dieną po lietum tokių nors ir nestiprių, bet vis tiek tai vėjas, tai pliurškia, tai dar kažkas. Tai kai saulutė išlenda, noris toliau judėti į priekį. Kokia vietelė pasakiška. Wow. Superinė vieta. Bandom plaukti iki Švenčionėlių. Ir paskui žiūrėsim, kur tenais miegosim. Bet iki Švenčionėlių, nežinau, sakė, ten buvom stikę tokius vaikus su baidarėm, tai sakė apie 2 valandas plaukimo. Dabar turim, kiek dabar turim? Dabar turim 4 beveik. Na tai va pats tas. GoPro kamera mano pilna. Kortelę prikalbėjau kažkokių, nežinau, ko ten prikalbėjau. Tai dabar bandysim telefonu filmuoti. Faina vietikė. Šiandien šitaip. Tenais Švenčionėliai. Praplaukiam. Vietelė tokia, nu kaip praplaukus po pelkyną, tai visai nebloga. Suradom. Toks užlipimas krantą. Žiūrėk, aš tai čia statau palatkę. Tai gerai. Čia va kur stovi. Čia? Nu. Prašau. Čia va mūsų daikteliai. Šiandien pradžiai valgysim va. Sriubos privirė gedas. Bomšpakiai bus su kabanosikais. Makaronai rankų darbo. Makaronai. Šiandien gavom. Galvom iš Švenčionėlius nuplauksim, galvom alaus nusipirksim. Pasirodo, kad šiandien sekmadienis ir iki 3 valandų tai dirba, tai sutikom. Koks ten? Jonas Gumbas. Jonas Gumbas, tai va, jeigu Jonas Gumbas žiūri, ačiū. Ir jeigu kas Joną Gumbą pažįsta, tai ačiū Jonui Gumbai. Pasakykit, ačiū, gelbė gyvybę. Ja. Susikūrėm lauželį, tai malkų turim pilną. Pilna žemuogių, pilna mėlynių. Tai čia gali gyventi iš gamtos resursų. Ir šiaip miškelis toksai. Nu, vietelė superinė. Dabar yra 7 valandos po 7:18. Tai pavakaruosim prie laužo. Ai, šiandien kepsim lydeką. Lydeką išprieskoniuota, sudėta į maišelį, kursim va petelnę.
Žuvytė, žuvytė. Eina savo vieną net netilpą, ne? Nu, jo. Gerai, paliksim antrąjį dar. Ai, o čia bus gerai. Tokio vaizdelio. Palapinės jau viskas pastatytos. Baidarės pririštos. Andriaus čia, mano ten. Irgi ant skardžio. Tai va, pavalgom vakarienę. Jau pavalgėm biškį bomžpakių. Bet to buvo lydekaitė. Sukramsnuosim. Įsivalom dantukus ir miegot. Oras tai toks. Nu, toks. Pliurškė, nepliurškė. O, žiūrėk, vainikas plauk. Matai, Andriau? Esam netoli Švenčionėlių. Už Švenčionėlių jau praplaukėm. Tai juodai lesa. Prie laužo kažkaip mažiau. Tai, bet faina vietelė. Pušiniukas toks. Pušiniukas. Super. Gerai, tai aš turbūt pavalgom ir miegoti labanaktis. Susitiksim rytoj. Iki. Negalėjau nenufilmuoti šito grožio ir skonio. Eik, tu sota lydeka tokia skani. Sėdėm abudu su Andriuku čepsim. Viskas labanaktis.